Kad prieš naują įsikišau į tai žmonių gyvenimus ir sėdėjau ir galvojau, kaip čia taip, kodėl, kas čia mane taip nuvedė. Vakare galvojau atsakymą į savo klausimą, dalinuosi. Tęsiasi kardinalių pokyčių metas, kuris prasidėjo per saulę grįžo. Paskutinių stodančių, sunkinančių, naikinančių dalykų. Atsisakymas arba savo valia, arba per prievartą. Kad paleisti turtą, paleisti žinias, žmonės, mokytojus, įpročius, informaciją, gyvenimo būdą, paleisti savo senus kūnus, senas energijas. Ir kai kam reiks pasirinkti, ar paleisti, arba čia neišeiti. Tai nėra nei gerai, nei blogai, tai yra natūralus procesas ateiti, augti ir išeiti. Tik išmeisinus išvalus seną, galima kurti naują, bet per gimimas naujo užsimezgimas. Per daug kam darėsi nauja tuščia erdvė, kurioje galės pradėti kurti savo paties gyvenimus, lyg pradėtų nuo naujo lapo. Visi procesai vyks iki rugsėjo vidurio pabaigos, vieniems greičiau, kitiems ilgiau, o dar kai kam gali užsikasti kiekvienam savo, bet su pagalba. Užsitęsimas taip pat pagalba. Kas gali dar padėti tai, ko kūrėjas ir neša informaciją ir valo, plauna, palengvina, vando pirmasis keičia savo struktūrą pagal ateinančias energijas. Ir tai perduoda mūsų kūnams sąmonei, socialina palaikymas savęs ramybėje ir pasiruošimas priimti pokyčius ramiai lyg savai nesuprantamais dalykais. Kuo labiau priešinsimės, tuo bus sunkiau ir ilgiau tęsis. Kad dėkingumo praktikavimas kiekviename žingsnyje, kiekvienas žodis pasakytas ar nepasakytas, kiekvienas veiksmas padarytas ar nepadarytas, kiekvienas daiktas stovintis būtent ten, kur jis stovi, kiekvienas procesas vykstantis būtent taip, kaip jis vyksta. Dabar viskas turi labai gilią prasme ir norime padidinę dėmesingumą galime pamatyti ir pajusti. Tai labai įdomus, kupinas staigmenų periodas, kam vis dar totaliai griaunantis, kam jau kuriantis, koks jis bus, tai tik jūsų asmeninė atsakomybė. Pasinaudokime fantastišką progą, pradėti kurti savo pasaulį iš naujo.